keliai į Šiaulių apskrities viešąją biblioteką, į skaitmeninimo centrą atvedė kaip į metodinį centrą, nes būtent Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka atlieka kaip metodinio centro funkcijas visai apskričiai. Ir čia toks yra gražus bendradarbiavimo produktas, kai kooperuojasi universitetai, šiuo atveju Klaipėdos, Šiaulių universitetai, Joniškio rajono biblioteka ir Šiaulių apskrities viešoji biblioteka. Viskas čia nuo pokalbių su Joniškio rajono viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus vedėja Violeta Kuprevičienė, kad reikia rašytinį paveldą, kuris yra saugomas bažnyčių archyvuose, suskaitmeninti ir padaryti prieinamą visuomenį. Ir paskiau čia tokie mokslo interesais, tyriamaisiais, su Šiaulių universiteto istorijos katedra pasišnekėjus, vedė profesorė Rita Trimonienė. Tai kad ir studentam būtų praktika archyvinė, pažintis su dokumentai, ėmėmės to darbą ir pradžiai buvo skaitmenintos Gruzdžių parapijos knygos ir dabar baigėsi Naujosios Žagarės parapijos archyvos skaitmeninimas. Čia yra Naujosios Žagarės parapijos dalis archyvo. Ir va čia jau yra tokia oficialioji dokumentika, vadinamos procesų knygos, Ksenga Procesova, Novozagorskiego parafialinio knyga procesų arba kursorijų Naujosios Žagarės, pradėta 1854 metais. Ir va yra pirmasis raštas šitoje knygoje. Lietuvių kalba Rusijos imperatoriaus Nikolajaus I. Na, aišku, čia jisai pats to rašto nerašė, čia yra nuorašas, bet jau su jo žinia yra siūstas parapijoms visoms, kad būtų perskaitytas. Čia gal vėlgi įdomu yra Rusijos imperatoriaus įsakas, 119 apie pinigus. Čia turbūt yra atsiųstas raštas dėl naujų pinigų pavyzdžių. Ir kaip juos turbūt atpažinti nuo klastočių. 1797 metais Pavlo I, o čia yra jo inicialai. P1, Jekaterinos antrosios sūnus. Ir čia rašo pavyzdžiai sidabrinių monetų ir paskui jau yra išaiškinimas. Šie šaltiniai vertingi tiek Žagarės, Gruzdžių ir kitų tuom, kad Šiaulių apskrities archyvas kaip toks yra sudegęs. Tai va tokių reikia atsitiktinių dokumentų ieškoti arba valstybės istorijos archyve, arba šiuo atveju bažnyčios. Išvalnis saugok nuo to Dieve, būkite tame daikte tvirti kaip uola, nekreipkite nei vieną, nei antrą pusę, bet kartą pažinę dvasišką ir kūnišką pelną blaivystės, turėkitės anos lygi galą, tai yra pakol neišnyks lyg paskutinės pijokystė ir neužaugs nauja giminė nepažįstanti smoka ar jelkos.